Neptūnas ginsis, spėju, prieš Tubelį, nes Aurelikas gynyboje nėra pats geriausias žaidėjas, plus po traumos, o Maldūnas labai mobilus ir manau, kad tinkama kandidatūra prižiūrėti varžovų lyderį. Ne, kol kas Maldūnas prie Gailiaus. Janavičius Rutherfordui, Rutherfordas Gailiui, Gailius atgal Janavičiui, gražiai sukasi kamuolys šios atakos metu, na gal kiek ir forsuotas perdavimas Rutherfordui ir pirmoji klaipėdiečių klaida, fiksuojama pražanga puolime. Įdomu, Valinskas buvo prie Tubelio pirmos atakos metu, pažiūrėsim, kaip bus toliau, o kažkokius staigmenų Čianakas nori pateikti varžovams. Na, bet tikrai, manau, Valinskas nesigins prieš Tubelį, pacentruos Ąžuolas ir... Turbūt iš karto laukia išsikeitimo, galbūt ir taip bandydami prognozuoti, ką darys klaipėdiečiai, o čia Paulius Valinskas žaidėjo vaidmenyje, tikrai permainingas sezonas jam tiek dėl sveikatos problemų, tiek apskritai formos ir, na, nėra lengva ir žaidėjo, o čia puikus Maldūno perdavimas Popovičiui. Ir nepataiko iš geros padėties Popovičius, bet Pacevičius kažkiek sutrukdė varžovų centrui. Gailius. Tubeliui prie jo Maldūnas. Taip, Maldūnas. Nesikeičia gynyboje čia ir iškart susikuria, na, daug erdvės Girdžiūnas, numeta Pacevičiui, Pacevičius iš vidutinio nuotolio. Labai retai meta iš vidutinio ir retai pataiko Pacevičius, bet buvo tiek laisvas, kad įsidrąsino mesti. Na, turbūt tai metimas, kurį tikrai Čianakas yra patenkintas, būtent jeigu tas žaidėjas atakuoja, čia Varnas liko prieš Popovičių. Gailius, kaip lengvai veikia Gailiaus gynybą, bet vėl Popovičius iš patogios situacijos nepataikė. Jis atlikęs verkstę praranda pusiausvyrą, Ąžuolas, Tubelis, atakos Smaigalyje, greita Neptūno kontrataka. Čia ir Tomas Delininkaitis. Kylanti NKL žvaigždė. Gal sugrįš į Neptūną, dar aukščiau jo NKL super žvaigždė. Taip, 42 metai sukaks. 42 metai ir 37 taškai lemiamam NKL pusfinalį ištempė Jurbarką Karį į finalą. Na, įspūdingas pasirodymas. O čia toliau Lietkabelis kol kas be taškų, bet Sirvydis provokuoja kontaktą. Deivido Gailiaus pražanga ir jie teisingai pastebėjo arbitro gestą, bus 2 baudos metimai. Prieš tai Popovičius neišnaudoja 2 gerų šansų. Stebėjau, kai jis atlieka verpstę, jis kiek praranda pusiausvyrą, pasvyra į šoną, nėra geras kūno balansas. Aišku, turi trūkumų ir puolime be abejonės Popovičius. O ir Janavičius ten, matau, diskutuoja kažką su Pauliumi Valinsku ir Sirvydis meta baudas. Bet CFL Kalajo tritaškių B taiklumas tik 29 yra procentai. Manau, kad vis tiek jis turi snaiperio reputaciją, tikrai labai taiklį ranką. Na taip, jo po 6 tritaškius išsimeta per rungtynes, nepilnus 2 pataiko. Koks geras Gailiaus perdavimas Janavičiui, wow! Užsivedimas krepšinio terminais kalbant, užtvaram baudos linijos žaidėjui be kamulio ir nespėja reaguoti panevėžiečiai. Pats paprasčiausias, bet labai efektyvus derinys. Na čia ir vėl matėme iš tikrųjų, kaip Tubelis aktyviai spaudė Martyną Varną, taip kad užsivedimo ir kalbant apie energiją tikrai kol kas netrūksta. Valinsko sudėtingas metimas atšokant, netaiklus, bet Popovičius šokdina Tubelį, 2 taškai ir dar pražanga. Čia tai prašoko Tubelis, turėjo blokuoti varžovo metimą. Na, turbūt mūsų žiūrovai, kurie galbūt skaitė Jorgo Vovoro interviu prieš rungtynes, tai Neptūno vyriausias treneris labiausiai gyrė Ąžuolą Tubelį iš tikrųjų dėl darbo gynyboje. Sakė, jog praeitose rungtynėse su Jonava jis atliko tos, na, sakykime, kamuolį pamušė 9 kartus. Tai yra, na, nepilnai perėmė galbūt, bet pamušė tą kamuolį gynyboje, ko sakė per Vovoro trenerio karjerą, jisai, na, nėra matęs, jog aukštaūgis tiek kartų gynyboje sėkmingai sudirbtų. Manau, kad tai yra ir Graiko nuopelnas, tikrai privertė Tubelį dirbti visą jėgą per treniruotes, nors skaičiau Girdžiūnas, tai neigia, neva Tubelis visą laiką labai, na, atiduoda visas jėgas ir per treniruotes, bet kalbama, kad taip nebuvo. Dabar situacija pasikeitė. Janavičius. Girdžiūnas visiškai laisvas prie tritaškių, taikus tritaškis. Ir gili pagalba ir tuo naudojasi Neptūno veteranas. Čia gera Popovičiaus užtvara.
trukčiojantis Valinsko driblingas ir priverčia prasižengti Pacevičių. Su mobiliu vidurio puolėjo Neptūnas pradėjo mačą. Taip, ir kol kas iš tikrųjų abi komandos tikrai labai puikias progas puolime susikūrė, galbūt ne visada jas pavyksta išnaudoti, ypatingai kalbant apie 7bet Lietkabelį. Porą netaiklių metimų iš po krepšio, bet geras progas susikūrė, beveik visada. Prilipęs Gailius prie varno. Verštis gali Martynas, tą ir daro. Per arti buvo Deividas. Per arti reikia laikyti atstumą, Varnas jaunesnis, greitesnis, toli nuo krepšio, tiesiog taip, ir puikių euro žingsnių. Per arti, patyręs Gailius turi suvokti, kad reikia šiek tiek atsitraukti nuo greitesnio varžovo. Varnas nemės ten iš 9 metrų. Čia Gailius pagal taisyklės nusistumęs ir Vydį, bet paskui atlieka perdavimą tiesiai Maldūnui į rankas ir viena iš retų progų Lietkabeliui bėgti greitą puolimą. Ir vėl Popovičius antrą kartą šokdina Ąžuolo Tubelį. Ir 9-7 priekėjo panevėžiečiai. Akivaizdu, jog pasidomėjo varžovais Popovičius, jog Tubelis gali ir 3 ir 4 kartus per rungtynes išrašyti stogą, taip kad žaidžia kantriai ir iki galo Popovičius. Taip, Maldūnas dengia Tubelį. Na ir čia įdomu, ar tik dėl gynybos toks sprendimas buvo priimtas, ar galbūt ir Orelikas nepilnai atsigavęs, o čia labai lengvai Janavičius į savo stiprėje ir ne vienintelę kairėje pusę prasiveržė, pelno 2 taškus. Šiurkščiai 7bet Lietkabelio gynybos klaida. Dabar įdomu, iš tikrųjų, abudu fiksuojama pražanga Gabrieliui Maldūnui puolime, labai nepatenkintas, dėl to yra 7bet Lietkabelio aukštaūgis. Taip, Maldūno nuomonė varžovas vaidino. Na ir dar turbūt tikrai tas emocijas iššaukė tai, jog antra asmeninė pražanga Gabrieliui Maldūnui, matome epizodo pakartojimą. O manau taip, judėjo į Girdžiūno pusę. Arbitras yra teisus. Gediminas Orelikas, pirmas iki pasirodo aikštelėje. Nematėjai Maldūnas, kaip vėjo įniršį ant atsarginių žaidėjų suolo dar nesu gabo daug matęs, trankė reklaminį stendą, rėkia, keikėsi ir sėdo ant suolo. Nu ką, taškas į tašką pirmajame kėlinyje. Taip, matau dabar tikrai Maldūnas net ir tranko LED reklaminius skydus, bandydamas užvesti savo komandos draugus. Kas jam pasidarė. Sirvydis tolokai stovi, leidžia, geras sprendimas, geras. Laikė gerą atstumą, tarsi provokavo atakuoti Ąžuolą iš toli. Tai viena iš buvusių Ryto talentų dvikova, Tubelis prieš Sirvydį, kartu dar žaidė Vilniaus Ryte, kuomet jį treniravo Dainius Adomaitis. Ir Sirvydžio tritaškis. 12-9 sužaidus pusę pirmojo kėlinio. Tai tikrai labai įdomu, kaip būtent ta ketvirtoji pozicija ir kaip dabar tiek 7bet Lietkabelio gynyba, tiek puolimas keisi su Gediminu Oreliku. Orelikui reiks pagalbos, jeigu veidų į krepšį žais Ąžuolas Tubelis. Taip, bet puolime dabar turi iš toli pataikinį aukštaūgį, o čia Gailius gerą metrą atsitraukęs nuo 3 taškų zonos, meta taikliai, lygina rezultatą 12-12. Iš šio mačius Gailius šį sezoną realizuodavo tik 28% tolimų metimų. Valinskas laukia Oreliko užtvaros. Popovičius, dvigubą užtvarą statoma Valinskui, atgal gauna kamuolį Popovičius ir pelno dar 2 taškus. Gera užtvara ir 14-12. Kažkiek, sakyčiau, pasiteisino tas sprendimas šiandien žaisti 2 centrais, tik kad Maldūną, ką veiksiu, gal reikėjo žiūrėti šitas rungtynes, be abejonės, kad turbūt įtakos gal mačas ir neturės turnyro lenteliai, tačiau susidomėjimas didžiulis, visada bekompromisis Lietuvos milžinų mūšis. Taip, ir bilietų berods Kaune beveik nėra, Vilniaus Ryto fanų taip pat laukiama ne 100, taip kad turėtų būti tikrai geros rungtynės. Čia fiksuojama pražanga 7bet Lietkabelio krepšininkams. Deividui Sirvydžiui tai pirmoji asmeninė ir ketvirtoji komandinė Lietkabelio pražanga, taip kad abi komandos prasižengusios po 4 kartus. Niaukirkas. Taip, Tubelis leido į krepšį, gal be reikalo metarį. Tikrai galėjo pavykti ir verštis pro Oreliką. Oi, nebloga verksė, stringas Sirvydis, bet suojama pražanga.
buvo Tubelis toli nuo krepšio veidų prieš Oreliką, lėtesnį Oreliką. Tikrai galėjo turėti erdvės ir pabandyti veržtis Ąžuolas arčiau krepšio. Dėl to nėra stabilus metikas. Įdomu, taip, galbūt tas ir pirmosios kelios minutės, kuomet įdengia Maldūnas, o ne kaip tikėjosi, galbūt Gediminas Orelikas kažkiek ir išmušė iš vėžių, bet tikrai dar labai anksti ir Ąžuolas tikrai gali grįžti į ritmą, o čia Deividas Sirvydis ir toliau sėkmingai renka taškus. Mažai ir 7bet Lietkabilis ir gali atvyko į Klaipėdą. Abu taiklus Deivido baudos metimai, jau 7 taškai jo sąskaitoje ir 4 taškų svečių pranašumas. Newkirkas 2-2 su Rutherfordu. Numeta kamuolį prie 3 tašką toliau Girdžiūnui. Ir Sirvydis perskaito Newkirko sumanimą. Neptūno amerikiečio klaida. Taip, ir ne pirmą kartą gana akivaizdžiai bando kišti kamuolį tiek Rutherfordui, tiek prieš tai Pacevičiui ir kol kas visą laiką tai baigėsi klaidomis. Valinskas įveikia Newkirko gynybą labai jau lengvai. Rutherfordas atėjo. Stiprią ranką, ir vėl, ta pati problema, nelaiko deramo atstumo nuo tiesioginio oponento. Girdžiūnas. Tiksliai, paprastai, kuomet Girdžiūnas pataiko pirmą metimą, tada dažnai užsidega. Girdžiūnas ir pataiko viską, bet šį kartą taip nėra. Čia Varnui labai daug erdvės suteikia Maronka. Gagičius dviejų galiūnų, akistata, Rutherfordas štai neapstumdo nieko, Gagičius priverstas mesti iš toliau, bet kokia maudi kvailoka, Rutherfordo pražanga, nieko nereikėjo daryti. Ir Gagičius mes baudas. Gagičiui, matome, nelengva apstumdyti yra Rutherfordą. Taip, dar kelis keitimus matome svečių gretose, jau visą penketą pakeitė išskyrus Deividą Sirvydį. Dabar Baldvinas, Sirvydis bei Vytenis Lipkevičius perimetre ir Gagičius su Oreliku sudaro priekinę liniją. Nepataiko pirmojo baudos metimo Gagičius. Taip, nes 18-12 priekyje 7bet Lietkabilis. Newkirkas su kamuoliu. Maronka atgal Newkirkui. Rutherfordas toliau gan aktyviai ginasi Lietkabelis. Neptūnas neturi susikūręs metimo, bet dabar Maronkai numestas kamuolys prie tritašką. Šio metimas nėra taiklus. Taip, ir dar nepaminėjome, šiandien be Igno Sargiūno verčiasi Neptūnas, kaip Lietkabelis be Bičkauskio ir rimtas nuostolis. Taip, Sargiūnas ant atsarginių suolo, bet ne visai su sportinė apranga ir nėra registruotas, o čia Orelikas išvestas visiškai laisvam metimui iš po krepšio. 20-12, 8 taškų persvara ir Vovoras prašo vandens pertraukėlės. Atskiri komandiniai statistiniai rodikliai Panevėžio naudai, matome, gerokai taikliau meta tiek iš dvitaškių, tiek nuo baudų. Apskritai klaipėdiečiai kol kas nei vieno baudos metimo per 8 minutės, Vaidai. Taip. Ir kol kas Tubelis yra uždarytas, manau, nepakankamai ir gal išnaudojamas, tik 2 taškus yra pelnęs. Matėme, Tubelis dažnai pasirinkdavo atakuoti iš toli, o čia dar viena klaipėdiečių klaida, sužingsniuoja Joshua Newkirkas. Tubelis, Jonavoje, tarkim, labai dažnai centravo, atsidenginėdavo baudos aikšteliai. Gal tą kortą vėliau ištraukė Vovaras, kad neapsiprastų varžovai. Bet taip gali ir nutolti panevėžiečiai. Taip, čia Baldvinui vėl labai daug erdvės mesti iš toli. Taip, Sargiūnas negaluoja, jam diagnozuotas apendicitas ir beveik mėnesiui išrikiuotas iškrito Ignas Sargiūnas. Didžiulis praradimas, Newkirkas pabėga, nespėja grįžti prie savojo krepšio svečiai.
Taip, na tikrai vienas iš svarbesnių gynėjų rotacijų ir aišku Ignui sveikatos ir svarbu jo grįžtų formoje atkrintamasias varžybas. Čia 6 taškų pranašumas, minutė 26 lieka žaisti iki pirmojo kėlinio, ten daug kontakto, Rutherfordas ant grindų, bet būtent jam ir fiksuojama asmeninė pražanga ir kadangi komanda jau senai peržengusi leidžiamų komandinių pražangų limitą, Džordžą Gagičių dar sykį pamatysime prie baudų metimo linijos. Kas solidžiau, tikrai žaidžiam Panevėžiečiai. Ne Džordžą Gagičių, Paulių Valinską, atsiprašysiu. Valinskas meta baudas. Daug solidesnis pasirinkimas nei Džordžą Gagičius prie baudų metimo linijos. Tikrai taip, Valinskas vienas geriausias, bet Lietkabelio baudų metikų šį sezoną kamavo traumos ir trukdė jam atsiskleisti. Na, norėjau sakyti, šį sezoną iš tikrųjų esame įpratę Paulių Valinską matyti kaip patikimą baudų metiką. Šį sezoną vos 67%. Taip, šiaip visada būdavo patikimas. Taip, netoli, na, sakykime, 75% metikas. Ir Valinskas užsiėmęs už veido, peržiūros prašo Čianakas dėl galimo smurtinio veiksmo Janavičiaus prieš Valinską. Žiaurokai atrodė. Iš tiesų žaidybinis epizodas. Janavičius labai švarus žaidėjas, niekada nesistengia traumuoti varžovo, bet mostelėjo alkūnę taip nevaikiškai į veidą Pauliui Valinskui, tarėsi arbitrai. Na taip, čia vienas iš tų atvejų, kai tiesiog viskas, na, sakykime, labai nesėkmingai sukrenta į vieną vietą. Janavičiui ganėtinai atsilikęs nuo Janavičiaus buvo Valinskas, kaip tik būtent tokiu atstumu kaip tas alkūnės mostas. Taip, bet Valinskas į stiprią kairę ranką praleido Janavičių ir labai realu, kad Janavičiui bus užfiksuota nesportinė pražanga, bet aišku, nereikia skubėti, arbitrai žino geriau. Taip, būtent eina ir peržiūrėti šį epizodą arbitrai. Mes matėme vaizdą iš arčiau, labiau pritrauktą. Na, čia paprastai nesiryštų komentuoti, bet na, beveik nebejoju, kad po tokio kontakto, kad ir netyčinis, turbūt bus sugriežtinta vis dėlto pražanga. Bet mes kažkaip matėm vaizdą, kur geriau matėsi iš arti. Gal spėsi Vaidai dar nubėgti prie arbitrų, perjungti tą kamerą. Labai sunkiai klostosi Neptūnui pirmasis kėlinys. Taip, nesportinė, nesunku buvo prognozuoti tą nesportinę pražangą. Taip, o čia komplimentai ir arenos didžėjai, kuris peržiūros metu leidžia dar vieną minutę luktelti. Tai Eurovizinė. Turime, kaip Janavičius treniravosi mesti tritaškius. Reikia pasakyti, kad buvo palikta pražanga ir Pauliui Valinskui. Be abejonės, be abejonės. Per apšilimą Janavičius neblogai metė iš toli, čia Ignas Sargiūnas. Gan ilgam, atrodo, iškrito iš rikiuotės. Na, taip, ir labai apaudžiai, tikrai net trauma patiriama aikštelėje. Sargiūnas buvo vienas Neptūno lyderių. Šį sezoną, proveržio sezonas. Taip, jo visada absoliučiame atakos smaigalyje atsidurdavęs prieš 7bet Lietkabelį, žaidžiant, žinome, Citadelė KMT, turėjo galimybę išplėšti pergalę Neptūnui, prametė iš pakrepšio, paskui BCF LKL. Pataikė tą metimą ir išplėšė pergalę, taip kad paskutinių sekundžių žaidėjas Klaipėdoje. Paliekamas verštis 1-1, tai yra jo stiprybė. Aurelikas rodė, kad Lambrechtas lietė kamuolį, arbitrai pasitars. Aurelikas sako Lambrechtai, prisipažink. Nes nebejojo, Gediminas Aurelikas tikrai prisipažintų. Lambrechtai sako, gausi prizą už kilnų žaidimą, prisipažink.
Taip, Rodė lietė, aišku, taip. Būtent panevėžiečiam yra atiduodamas kamuolys, taip kad... Įspėjimas Čianakui, Jurgis Laurinavičius spėja panevėžiečių strategą. Boldunas grąžina kamuolį Gagičiui. Gauna tą kamuolį atgal. Liutkevičiui nieko nelaukdamas iš krašto, netiksliai pavyksta kamuolį nusimti šeimininkams. Kaip, oi, paleido Gagičius Rutherfordą. Pametė iš akiračio, čia buvo toli. Rutherfordas tiesiog vikresnis vidurio puolėjas. Taip, čia geras Maronkos perdavimas. Matysime dabar epizodo pakartojimą. Taip, Gagičius prarado budrumą, akimirką, nusisukęs į kitą pusę, o metu Rutherfordas kirto į baudos aikštelę. Taip, ir vienas iš tų labai retų atvejų, kai žaidėjas pažeidęs, gavęs užsidirbęs nesportinę pražangą, net labai neprotestuoja. Tiesiog nepanašu į Gagičių. Taip, priema teisėjų sprendimą. Vytautas Grubliauskas, buvęs Klaipėdos meras, didžiulis krepšinio entuziastas, irgi stebi šias rungtynes su Neptūno tikimiausiais sirgaliais, vyresnės kartos sirgaliai, Vakarų banga ir jaunosios kartos atstovai. Janavičius, Lambrechtui, bando šokdinti Aureliką. Aurelikas gerai atstovi ten gynyboje. Rutherfordas susikūrė truputį erdvės iš vidutinio nuotolio, bet metimas netiklus. Ojojoj, kaip pameta Aureliką. Klaipėdiečiai, ir čia nenubaudžia Gediminas pačių, bet Liutkevičius savo kova sugeba atkovoti kamuolį. Ir būtent nuo klaipėdiečių jisai palieka aikštelę. Čia Liutkevičiaus pirminis veiksmas, taigi rankos išmuštas kamuolys. Taip, ir įdomu, dabar 38 sekundės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Įdomu, ar panevėžiečiai bandys per kelias sekundės užpulti tam, kad liktų kamuolys jų rankose ir dar vienai atakai. Būtų logiška. Taip, daugiau mažiau ir pamatėme, kiek galbūt ilgiau nei norėjo užtruko panevėžiečiai, bet svarbiausia 2 taškai. Gagičius beveik nepašokęs. Siunčia kamuolį į krepšį. Niukirkas figuoja paskutiniai klaipėdiečių atakai. Maronkos užtvara lieka prie Niukirko Boldunas. Dabar daug kontakto, ten turbūt panevėžiečiai kažkiek apeliuos, kad galbūt ir užtvara buvo netaisyklinga, bet tiesiog fiksuojama pražanga panevėžiečiam. Ir Maronka siunčiamas prie baudų metimo linijos. Maronkos didesnės pagalbos puolime reikia Neptūnui, va dabar, kai iškris Sergiūnas, Tubelis visko nepatems, po 5,5 taško maždaug vengras renka šį sezoną. Tikrai daugiau buvo iš jo tikėtasi. Pataiko pirmąjį baudos metimą Zy Maronka. Tubelio dabar nėra ir Ąžuolas yra sukrapštęs tik 2 taškus. Abu taiklus baudos metimai ir 12 sekundžių panevėžiečio atsakymui. Boldunas. Gagičiaus užtvara, toliau su kamuoliu Boldunas iki pat galo, niekas nesutrukdo Boldunui. Gera Varno nugarienė, užtvara išlaistinusi kelią komandos draugui. 27 taškus panevėžiečiai suvertė varžovams Švyturio arenoje ir pirmauja 7 taškais po pirmojo kėlinio. Grįžtame į Klaipėdos Švyturio areną. Savo ekranuose matote pirmojo kėlinio geriausią žaidėją, Deividas Sirvydis. Per 7 minutės sukratė 7 taškus ir 12 naudingumo balų. Kol kas būtent jis laimi netiesioginę mikro dvikovą prieš Klaipėdos Neptūno talentą Ąžuolo Tubelį. O čia pirmoji 7-bet Lietkabelio ataka. Koks Gagičiaus perdavimas, bet dar geresnis Pacevičiaus blokas. Tikrai įspūdingas perdavimas, įspūdingas stogas. Taip, ir čia nepasinaudojo galimybę galbūt 5-4 užpulti Neptūnas. Ten Varnas tikrai spėjo grįžti į gynybą. Čia ir Matas Vaitkus, matome Joshua Niukirkas, iš tikrųjų nesėkmingai atrodė pirmajame kėlinyje, tai bando dar vieną ataką organizatorių Voveras. Lambrechtas. Labai gera panevėžiečių gynyba, nieko rimto ir nesusikūrė šeimininkai. Taip, minėjom, uždarytas Tubelis, nėra Sargiūno ir kol kas tikrai Neptūno puolimas stringa.
Gagičiaus puikus perdavimas. Čia Gagičius, man atrodo, Varnui parodė, jog kam mesti. Iš kitos krepšio pusės, taip, paprašiau galėjo atakuoti, labai teisingas patarimas. Maronka. Matėsi tikrai buvo sugalvojęs, jog duos kamuolį Lambrechtui, bet ten Lambrechtas užstrigo tarp varžovų. Bet Lipkevičiui pražanga. Taip, pražanga vis dėlto fiksuojama, gelbėjant tik klaipėdiečius. Spėtas į Neptūno atsarginių žaidėjų suolas, jis galbūt paleido repliką teisėjo adresu. Girdžiūnas. Pancevičiaus užtvaros. Atakuojamas Gagičius, atliekant derinį 2-2, matome. Girdžiūnas metė netrukdomas pro šalį. Taip, nenuostabu, kad su Gagičiu aikštelėje tikrai nesikeičia ginamaisiais panevėžiečiai. Netgi dabar drop pasyvi gynyba be Stepauto ir Stepauto sunku Gagičiui atlikti greit pavargsta. Taip, ir Nikola Popovičius grįžta į aikštelę pirmajame kėlinyje per 5 minutės, net 7 taškus pelnė serbas. Pažiūrėsime, kaip seksis šį kartą. Vaitkus suranda Maronką prie tritaškio, bet vėlgi tai turbūt žaidėjas tikrai ties kurio linkia yra rizikuoti panevėžiečiai. Tikrai taip. Pažeista vidurio linijos taisyklė. Toks arbitro gestas. Vaikiška klaida ir čia Orelikas su Boldvinu žvalgosi vienas į kitą. Kaip lygioje vietoje atiduotas kamuolys varžovą, matome pakartojimą. Taip. Atrodo, kad taip. Vaitkus gauna šansą. Viduriai žaidžia Vaitkus, sąmoningai eina į kontaktą su Popovičium, kuris vadinamai Stepauto bandė atlikti. Ir toliau komanda skiria 7 taškai. Girdžiūnas. Pancevičiaus užtvara, 2 žaidėjai prie Girdžiūno, bet spėja grįžti prie savo žmonių. Vaitkus apeina Boldviną, bet Boldvinas kaip puikiai grįžta prie Vaitkaus, sugeba blokuoti jo metimą iš vidutinio nuotolio ir čia labai protingai žaidžia Boldvinas. Lambrechtui pražanga metimo metu. Štai Vaitkus jau apėjo Boldviną, metė po driblingo, Boldvinas spėjo blokuoti metimą, galbūt reikėjo Vaitkui toliau įdėti ar tą vadinamai flauterį atlikti. Šitai pasimatė tikrai skirtingas žaidėjų atletiškumas ir vėlgi dviprasmiškas įspūdis apie Deante Boldviną, kalbant apie taškų rinkimą, tikrai labai stringa amerikietis ir galime vėl pagarsinti ir jo tritaškių metimo procentą 3 iš 22 šį sezoną, vos 14%, bet ko negalima kritikuoti, tai jo darbo gynyboje ir tikrai kalbant apie apskritai ypatingai iškritus Doviui Bičkauskui, neabejotinai geriausiai individualiai besiginantis žaidėjas Lietkabelio perimetre, nepaisant savo nedidelio ūgio. Taip. Su Rytu pagaliau ten pataikė porą tritaškių praėjusiuose rungtynėse, jau beveik viską prametė. Taip, bet matome ir šiuose rungtynėse gauna tikrai po porą metrų laisvas. Tubelis grįžta į aikštelę. Įdomu dabar, Tubelis, o čia pražanga būtent Boldvinui fiksuojama ir panašu metimo metu, taip kad Deividas Gailius stos prie baudų metimo linijos. Ką norėjau greit pasakyti, kad Ąžuolas Tubelis pirmame kėlinyje žaidė tandeme kartu pradžioje su Martynu Pancevičium, paskui su Tomu Rutherfordu, dabar su Timu Lambrechtu. Taip kad, įdomu, kaip pasiskirsti žaidėjai, bet turbūt Tubelis, kaip nominaliai, net ir centru žais. Prieš jį oponentas bus Popovičius, taip kad tikrai įdomu, kaip Tubeliui seksis šio išėjimo metu. Matėme taip, kad Popovičius prižiūrėjo Tubelį, pažiūrėsim, kai bus toliau. Čianakas nenori, kad Tubelis ir būtų centruotų, žaistų ant tūso ir baudos aikštelėje gautų kamuolių, kad žaistų toliau krepšio. Ir galėjo 4 taškus vienos atakos metu pelnyti Neptūnas, bet Gailiaus tiek baudos metimas, tiek tritaškis skrieja pro šalį. Boldvinas iki galo atakuoja Gailių. Sudėtingas metimas. Bet agresyviai nusteikęs Deante, nebejojo, jog toks ir Čianako nurodymas. Taip, dabar Popovičius vaikosi Tubelį.
O, dabar labai gražiai kamuolį žaidžia klaipėdiečiai, puikiai atsidengia Tubelis. Ir nespėja Popovičius. Na ir manau, tokią mikrodvikovą ir toliau matysime, tai nespėja Popovičius galima išgirsti ir dažniau, o čia matome gynybinis keitimas vietoj Gedimino Areliko Džiugas Slavinskas. Galbūt Slavinskas, manau, perims dabar Tubelio priežiūrą, taip spėju. Taip, dabar vėl Lietkabelio penketas su abiem, sakykime, iš toli nemetačiais aukštaūgiais. Slavinsku ir Popovičium, Boldinas su kamuoliu. Tai buvo Popovičius ir Maldūnas irgi nemetant. Popovičius čia prieš Girdžiūną ir Lambrektas labai ten pasyviai sužaidė, bet pasiseka, galima sakyti. Kaip Lambrektui reikia būti piktesniam. Labai vengia kontakto. Švelniai žaidžia belgas, pažeidžia taisyklės. Ir čia kažkiek netgi keista, Vaidai, nes, sakykime, vienas, aišku, praeitą sezonas jau labai toli, bet vienas iš tokių tarsi Lambrekto vizitinė kortelė buvo liaudiškai tariant lipimas ant lentos, kuomet žaidė Nevėžio Optibet ir tie puolime atkovoti kamuoliai, taip kad čia keistas tas pasyvumas, bet Džiugas Slavinskas klysta nuo baudų metimo linijos. Lambrektui tikrai reikėtų prisiauginti raumenų treniruoklių salėje ir įgyti įžulumo daugiau. Popovičius atgal Litkevičiui iš mėgstamo krašto. Kapitonas neklysta, sumuša delnais ir su Čianaku, didina skirtumą jau iki 9. Popovičius prie Tubelio toliau, vėl nespėja grįžti ir... Taip, ir būtent daug bėga. Tubelis stato užtvaras greitai leidžiasi ir Popovičius tikrai sunku. Tada reikia žemai leisti atlikti pick and roll, arba jau tokiu atveju iš krašto turėtų ateiti pagalba gynyboje. Tubelis pastato gerą užtvarą, kiek labai staigiai juda baudos aikštelę. Visą laiką negalima kaltinti Popovičius. Ir Jonavoje, nors žaidė dieviškas rungtynes, nemažai baudų prametė Ąžuolas. Pataiko vieną iš 2 Ąžuolas. Mažina skirtumą iki 8. Čia šiek tiek paspaudžiamas Boldinas. Spaudimas daugiau simbolinis. Litkevičius Boldinui atgal. Ir prašau. Pasirodo, gali pataikyti iš toli ir šis mažylis. Taip, žiūrint jo karjerą, tikrai niekada neturėjo tokių baisių procentų, o čia Gailiaus ganėtinai rizikingas perdavimas, pamuša kamuolį Lietkabelis, bet Neptūnas tęsia savo ataką. Rekordinis Panevėžiečio atotrūkis, 11 taškų. Taip, ir Matas Vaitkus, Deividui Gailiui 3 taškai, mažina skirtumą iki 8, jau už jo užsisakyti tikrai ganėtinai nemažai laiko žaidžia ir Matas Vaitkus, galbūt jo žaidimu yra labiau patenkintas Voveras. Dabar jisai pažeidžia taisyklės, bet tai tik 4. komandinė pražanga klaipėdiečiam ir sėdasi ant suolelio Matas Vaitkus, o į aikštelę sugrįžta pagrindinis klaipėdiečio atako organizatorius Žygimantas Janavičius. Na, kaip Vaidai esame kalbėję įvairių laidų metu, jau ne pirmas sezonas, kuomet Žygimantas Janavičius nori eiti į tokio dalinai užtarnauto poilsio, galbūt atsarginio žaidėjo rolę, bet nesiseka vis. Pats kaltas, gal per daug treniruojasi ir geros formos. Taip, ir vis nukonkuruoja jaunesnius kolegas. Čia Popovičius nežaidžia 1-1 prieš Tubelį. Na, dabar išsikeičia gynybai puikiai Tubelis, tai ką ir minėjo Voveras. Perima kamuolį iš Sirvidžio. Tiesa, nepavyksta užpulti greitajame puolime, numeta kamuolį Girdžiūnui, netaikaus tritaškis. Sirvidžiui reikia būti atsargesniam. Iš pat Tubelį turėjo kamuolį, labiau paslėpti. Taip, dar tikrai modernaus aukštaūgio ženklas. Galimybė žaisti ir per abi pozicijas ir gintis perimetre. Čia Popovičius atakuoja Tubelį. Ir nėra taškų. Tubelis pastumė Popovičių, bet nepažeisdamas taisyklių. Ir prarado pusiausvyrą varžovas. Čia perimtas kamuolys. Perimtas kamuolys, Panevėžiečio atsakymas, ten Slavinskas nesiryžta. Oi. 5 progos buvo mesti į krepšį. Griebėsi už galvos Čianakas. Girdžiūnas atima kamuolį iš Sirvidžio. Ir Lambrektas atakos smaigalyje.
Tai labai nepatenkintas Nenanas Čianakas, panašu nepatenkintas tiek teisėjais, tiek galbūt savo auklėtiniais dar kažko. Tiek buvo galimybių ten mesti į krepšį. Kečiai. Labai sėkmingai derinį 2-2 žaidė klaipėdiečiai su Ąžuolu Tubeliu. Taip, gerokai sėkmingesnis antrasis išėjimas Ąžuolui, jau 5 taškai jo sąskaitoje. Ir būtent tuomet, kuomet jį prižiūri Nikola Popovičius. Paulius Valinskas keičia Baldviną ir būtent Paulius organizuos Panevėžiečio atakas, taip kaip ir pradėjo rungtynes svečiai. Galėtų Popovičiui pamaitinti daugiau kamuolių, bet ne čia. Taip, labai toli nuo krepšio. Taip. Popovičius per jėgą, sustumtų Tubelį. Valinskas 2 sekundės atakai, aukšto trajektoriją, tritaškis net neseka ranko. Kamuolys vos nelietė arenos lubų, tokią trajektoriją. Taip, turbūt yra tokių salių, kur būtų ir vietas. Taip. Čia organizuoja ataką Žygis. Perdavimas Gailiui, šis gali žaisti nugarą į krepšį, kaip prieš jį Paulius Valinskas pasiūlo kontakto varžovui. Deividas metimas netaiklus, bet Lambrektas atkovoja kamuolį. Prieš metimą pražanga, bet jau metamos baudos. Būtent taip, didelio skirtumo šiuo atveju nėra. Gailis centravo prieš Valinską, atsimenu ankstesnius metus ir tai kai Gailis antru numeriu būna žaidžia, Valinskas prieš jį ginasi ir ankstesniais sezonais ar praeitą sezoną labai sėkmingai Gailis neretai išnaudoja savo ūgio pranašumą prieš Valinską ant Uselio. Taip, jau tikrai Deividas Gailius, ganėtinai 2 skirtingas sezono pusės turi komandai vadovavus Mindaugui Braziui ir dabar Jorgui Vovorui. Taiklus Lambrekto baudos metimai 35-31. Valinskas prieš Janavičius. Ir pražanga puolime Vyteniui Lipkevičiui. Gera. Trečioji pražanga. Klaipėdiečiai perėmė iniciatyvą. Ir Vydis kol kas be taškų antrajame ketvirtyje. Taip, ir absoliučiai net neturėjo jokių galimybių ir išsimesti apskritai. Šiandien vos vieną kartą krepšį metė Sirvydis. tą kartą pataikė. Čia Janavičius bando įmesti kamuolį Gailiui prieš tą patį Valinską, bet... Prastas perdavimas, bet Valinskas mina ant šoninės liniją. Taip, nėra taip, kad labai įspūdinga atkarpą žaistų Neptūnas, bet pamažu tą skirtumą vis mažina ir apskritai antrasis kėlinukas labai nerezultatyvus. Jei pirmajame panevėžiečiai suvertė 27, dabar tik 8 taškus turi antrajame kėlinyje. Gailius prieš Sirvydį. Daug klaidinamų judesių, 2 taškai. Epizodas iliustruoja situaciją, kaip dar daug gynyboje reikia dirbti Deividui Sirvydžiui. Panevėžiečio atsakymas 9-0 atkarpa. Prastas Sirvydžio perdavimas, vagia kamuolį klaipėdiečiai, Girdžiūnas. Ir ten panašu blokavo perdavimą panevėžiečiai, niekas nesustabdė Mindaugo Girdžiūno, kuris lygina rezultatą 35-35 ir suprantamai Nenanas Čianakas prašo manęs pertraukėlės. Reikia pasakyti, kad optimalesnį penketą atrado, matome, Vovoras. Ir dabar visiškai įstrigo puolime Panevėžio komanda. Taip, ir beje, kalbėjo apie klaidas, tai klaipėdiečiai dabar yra suklydę 5 sykius ir apskritai prie Vovoro labai mažai klysta. Vos po 12 klaidų per mačą, vienas iš mažiausių rodiklių lygoje. Čia neblogas tarsi Sirvydžio perdavimas, bet nesugraibo kamuolio Popovičius. Dar viena klaida, 8-oji. Tubelis čia peršoka aukštesnį Popovičių. Wow. Ir čia turbūt visi klaipėdiečiai arenoje matė, jog tas perdavimas bus atliktas, bet tai to vis tiek nesustabdo panevėžiečiai. Valinskas agresyviai numeta kamuolį Popovičiui, dar vienas netikrus vedimas. Pradeda žaisti bet ką, chaotiškas puolimas, pavieniai veiksmai, taip pasireikia, kaip trūksta tikro žaidėjo, na ir Dovio Bičkauskas. Taip. Čia Lambrektas centruoja prieš Lorino, puskablis nuo baudų metimo linijos, ko ne. Wow, na ir dabar 15-0 atkarpa Vaidai. Sunku patikėti. Ir būtent nuo to laiko, kuomet 7bet Lietkabelis ir turėjo rekordinį 11 taškų pranašumą. Iš karto garsas kyla ir arenoje.
Tiesa, griebėsi už galvos Deividas Gailius, fiksuoja jam pražangą, tikrai labai toli nuo krepšio ir panevėžiečiai turės galimybę nutraukti šią atkarpą nuo baudų metimo linijos, o Deividui trečioji asmeninė pražanga. Ir Lambrechtas buvo prastų epizodų gynyboje, šiaip neblogai padirbėjo. Grįžta dabar į aikštelę ir Joshua Newkirkas kartu su Janavičium sudarys gynėjų tandemą. Pirmajame kėlinyje per 4 minutės pelnė 2 taškus, bet -1 naudingumo balas ir -5 pliuso minuso rodiklis. O čia pirmoji taikli Martyno Varno bauda. Neptūnas taip dabar žais 3 tikrais gynėjais. Newkirkas, Janavičius ir Girdžiūnas. Taip, tiek Sirvydis, tiek Varnas ūgio persvarą turi, bet nei vienas žaidėjas tikrai nestato savo žaidimo, sakykime, žaidimo nugarą į krepšį, tai kad bus įdomu. Newkirkas, Macevičiaus užtvara. Girdžiūnas aikštės kampe. Bando žaisti vienas prieš Slavinską. Ten Macevičius nusistūmė varžovą, gavo bloką ir gavo antrą šansą kartu. Kažkiek ir pasisekė, tai Macevičius iki galo kovojo, nesutriko, gavė stogą. Kaip Georgijos Vovoras tai sakė, sėkmė yra žaidimo ir gyvenimo dalis. Sirvydis. Oi, Maldūnas nesugaudo kamuoliui. Ir Tubelis pabėga. Wow. Ir kas kritikuoja, jog Ąžuolas Tubelis galbūt kartais nerodo emocijų. Čia buvo vienas iš retų epizodų. Matome jo puikų dėjimą. Galų galiai ir Ąžuolas Tubelis, Vaidai, kalbėjome po pirmojo kėlinio, buvo paliktas tik su 2 taškais, o dabar jų turi 9. Taip pat ir Timas Lambrechtas, jo kolega priekiniai linijoje, pelnė 6, taip kad būtent Lambrechto ir Tubelio tandemas veikia puikiai. Tikrai taip, dabar jau Maldūnas dengs Tubelį. O ir Lambrechtą pakeitė Martynas Pacevičius paskutiniai minutiai. Matome, Baldvinas grįžta į aikštelę organizuoti Lietkabelio atakų. Kamuolys Valinsko rankose, ir čia persistengia gynyboje Neptūnas. Jokios nebuvo būtinybės dar prasižengti. 2 metamos baudos. Labai gerai prieš Sirvydį klaipėdiečiai gynėsi. Antrajame kėlinyje Deividas liko be taškų. Įkrenta vis dėlto kamuolys į krepšį. 6. Valinsko taškas. To Relikas Gagičius surinko vos po 2 taškelius. Taip ir Vaidai įdomi detalė, jog paskutinį metimą iš žaidimo Lietkabelis pataikė antrajame kėlinyje sužaidus 3 minutės. Taip kad jau 6 minutės svečiai be taškų iš žaidimo. Tik nuo baudų metimo linijos 3 taškus pelnė. Labai gerai pastebėjai, įdomi detalė. Newkirkas. Pacevičiui. Privengia šiaip žaisti agresyviau Newkirkas. Klaipėdoje turi kitokį vaidmenį, negu anksčiau matydavome ar Dzūkijoje ar Gargžduose. Čia Newkirkas spėja atlikti perdavimą Pacevičiui, akrobatinis bandymas pelnyti 2 taškus nepavyksta. Taip, ir dar liks laiko klaipėdiečiams. Taip, bent tokia paguoda iš paskutinės nesėkmingos atakos. Baldvinas degina sekundės, 10 jų lieka Lietkabeliui ir 20 iki kėlinio pabaigos. Tvirta Gagičiaus užtvara. Baldvinas susikuria erdvės metimui, bet jo netikslus flauteris. Tiesa, yra fiksuojama pražanga vienam iš Neptūno aukštaūgių, panašu jog Martynui Pacevičiui. Pacevičius nesutinka su teisėjų sprendimu. Antroje pusėje. Taip, Klaipėdos Neptūnas dar baudžiamas techninę pražangą. Ir Paulius Valinskas turės galimybę pelnyti tašką nuo baudų metimo linijos, tą ir daro. 3 taškai skiria komandas. Martynui Pacevičiui buvo skirta techninė pražanga. Ir tikrai, kaip ir kalbėjome, labai pozityvus kėlinys klaipėdiečiam, bet tikrai gali šiek tiek susigadinti reikalus per būtent paskutinės 20 sekundžių. Džordžas Gagičius prieš tai abi baudas prametė. Pataiko trečiąją. Tik 3. Serbo taškas. Labai jam, tarkim, parankus yra Rutherfordas, vidurio puolėjas. Ir šiaip dar negeriausių fizinių kondicijų. Serbas irgi buvo patyręs traumą neseniai. Prameta antrą baudos metimą ir Žygimantas Janavičius
organizuoja paskutinį klaipėdiečio antpuolį šioje rungtynių pusėje. Perdavimas Tubeliui. Tubelis agresyviai atakuoja Gagičių, bet kamuolys išsisuka iš lankos, spėja dar kamuolį perimti Timas Lambrektas, bet išsimesti metimo nespėja, taip kad po pirmųjų dviejų kėlinių 2 taškų persvara, kurią turi Klaipėdos Neptūnas. Procentai geras taiklumas, bet labai nedaug tritaškių, kas šiaip nėra būdinga klaipėdiečiams. Panevėžiečiams, atsiprašau. Taip, bandė kamuolį kišti panevėžiečiai Popovičiui, kiek Gagičiui, bet klaipėdiečiai neleidžia varžovus vesti tritaškių, pirmiausia Sirvydžiui ir Aurelikui. Girdžiūnas atšokdamas taikliai, pirmajame kėlinyje taip pat pataikė pirmąjį rungtynių tritaškį Mindaugas Girdžiūnas. Dabar pataiko pirmąjį metimą po ilgosios pertraukos. Metimas po driblingo, čia jo duona ir druska. Boldvinas keičiasi gynybai klaipėdiečiai, dabar prieš Boldviną Tubelis, ten Janavičius likęs prieš Aureliką, Gagičius, nebando jam įmesti kamulio, pasirenka atakuoti pats. Rutherfordas atsitraukė, tarsi provokavo Gagičių atakuoti ir tas sprendimas pasteisino. Tubelis agresyviai užatakavo Varną, būtent jam fiksuojama pražanga, skėšė rankomis Martynas. Kaip meistriškai Tubelis išprovokavo tą pražangą. Pirmoji Varno pražanga. Dar kartą žiūrim. Čia kluptelėjo, ar kiek, sunku pasakyti, šiek tiek vaidino. Taip, ir Martynas čia ypatingai prieštaravo arbitrų sprendimui, turbūt ne pačiai pražangai, nes matėme pakartojimo metu pats kėlė ranką į viršų, bet dėl to, jog jo nuomonė jisai prasižengė dar prieš metimą. O teisėjai vertino, jog metimo metu ir matome Ąžuolo baudos metimus, pirmasis iš jų buvo. Tai tikinamai nugriuvo Tubelis ir arbitrai sušilpė pražangą. Irgi reikalinga ir didelė žaidimo dalis. Taip. Ąžuolas Tubelis, pirmasis rungtynių dalyvis, pasiekęs 2-ženklę zoną, 10 taškų jo sąskaitoje. Boldvinas, kaip ir visada, erdvės turi nemažai, bet metimas netikslus. Vieną tritaškį šiandien pataikė. O čia gražiai juda kamuolys. Neptūno atakos metu Gailius vėl šiek tiek toliau nei tritaškio linija, didina Neptūno persvarą iki 8. Taip, bet kaip kamuoliu pasidalė, netgi greitajame puolime tie perdavimai Tubelis. 8 iš jų žygio sąskaitoje ir per abu padarė vos 2 klaidas. Boldvinas su Pauliumi Valinsku kartu atliko tik 2 rezultatyvius perdavimus. Milžiniškas kontrastas gynėjų produktų. Gerai papildė, panašiai kalbėjo ir Rimi studijai. Štai Janavičius kokia aktyvi gynyba, vos neiškrapštė kamuolį iš Boldvino rankų. Taip, ir dabar toliau aktyviai gynasi. Nusimeta kamuolį Boldvinas prie tritaškio Varnui. Varnas klumpa, verždamasis prieš Gailių, metimas jau atsisėdo. Nedavė kamuolio Gagičiui. Ir vėl greit aštrina žaidimą klaipėdiečiai. Šį kartą gal kažkiek perskubėjo, Gailius atsiprašo komandos draugų. Turėjo teisę atakuoti, šiandien neblogai meta iš toli, visai neseniai buvo įsmeigęs taiklų tritaškį. Taip, ir iki šio metimo buvo pataikęs 3 iš 4. Žiūrim, koks svečių derinys. Kenako užtvara, Aurelikas kyla, jo užtvara. Ir Gagičiui pražanga, puola judantį užtvarą. Kaip sunku Gagičiui. Kankinasi milžinas aikštėje. Kaip prakaituoja, kai Tubelį neįlašo prakaituoja. Taip, bet Vaidai, vienas dalykas, kur irgi neakcentavom, Gediminas Aurelikas kol kas puolime visiškai nepastebimas. Beveik nesukuriama progų metimui jam. Čia Tubelis būtent atakuoja, Aurelikas stumėsi per jėgą ir nesportinę pražangą baudžiami panevėžiečiai. Nesportinę? Bet Tubelis vis tiek pasiekė savo, atrodo, lėtai per jėgą. Taip, man žiūrim pakartojimą. O taip, iš to taško tiesiog už rankos pagavo Aurelikas Tubelį ir laikė už rankos atvirai. Iš to taško viskas matyti.
Taip, ir čia, pajuokaujant galima sakyti, dažnai Gediminas kritikuojamas, kad galbūt kažkiek ir pritingia ar pasitaupo gynyboje, tai va, pabandė sužaisti aktyviau ir sportinį. Imtynių veiksmų bandė stabdyti Tubelį, taip. Čia galim iš tikrųjų pagirti arbitrus, kad iš karto pastebėjo ir be jokių peržiūrų šį epizodą. Relikas nesila. Nors atrodė, stipresnį kūną turi Relikas, bet Tubelis irgi fiziškai gana galingai, labai staigus judesiai, žaidžiant nugarai krepšį. Ir palieka galioti nesportinę pražangą ir čia vienas iš tų, kaip ir NBA legendos būdavo, ar Gary Paytonas sakydavo, svarbu žinoti, kur teisėjai nemato ir būtent tą ranką stipriau prasižengti. Tai čia Gediminas turbūt tą ir bandė paslėptai daryti, bet nepavyko. Ąžuolo Tubelio tai bus pirmasis baudos metimas. Na ir Neptūnas, jei pataikys antrąją baudą, gali įgyti jau 10 taškų pranašumą. Tai prasižengti gali, kai aplink yra daug ir savų svetimų žaidėjų, kai didžiulė žaidėjų krūva. Tada arbitrams sunku pastebėti. Dabar buvo gana, atrodo, atvira erdvė. Plius jau metimo fazė, taip net ir nebuvo didelio reikalo. 10 taškų Neptūno persvara ir galimybę padidinti skirtumą šios atakos metu, kaip puikiai žaidžia Baldvinas, išmuša kamuolį metančiam Gailiui iš rankų. Čia Gagičius atblokavo varžovą ir sukūrė progą, galima sakyti, Baldvinui. Variantė Baldvinas yra vaidai rezultatyviausias Lietkabelio krepšininkas šiandien, 9 taškai. Nemeluoji? Ne. Atakuojamas Gagičius. Niekiek nepakyla Lietkabelio vidurio puolėjas ir Janavičius to naudojasi. Taip, ir tikrai šiaip netikrinau šitos informacijos, bet taip spėčiau, kad Gagičius prieš Vilniaus Rytą tame KMT pusfinalį sumetė daugiau taškų negu per likusį sezoną sudėjus. Gali būti. Tikrai kankinasi, kaip ir sakai. O čia Sirvydis žaidžia vieną, žaidžia kiek agresyviau ir puikiai kairė ranka. Taip, turi ūgio pranašumą prieš jį dengiantį Girdžiūną. Čia Girdžiūnas bandys atsilyginti. Vėl, dabar Girdžiūnas Gagičio atakuoja 2 prieš 2. Kur pagalba Aurelikas liko stovėti, atrodo. Žiūrėk. Taip, bet čia tikrai apskritai gal šiek tiek ir jau keista, kodėl Gagičių ir toliau laiko aikštelėje Čianakas. Sakykime, tas pats Popovičius atrodė visai neblogai, o su Gagičiu apgailėtinai atrodo gynyba. Čia Gagičius, bent jau puolime atsako 2 taškais. Išgirdo tavo kritiką, nes labai garsiai pasakė. 55-47 ir reabilituojasi šiek tiek puolime Džordžia Gagičius. Taip, bet vėl veliamas į 2 prieš 2 žaidimą Gagičius. Šį kartą tiesa surandamas Tubelis, 3 taškai, vėl pučia raumenis Tubelis. Gagičius susiėmęs už galvos, raitosi iš skausmo, kasgi ten nutiko. Taip, bet vėl nežinau, būdavo tikrai dažnai kalbama, kad Ąžuolas Tubelis visada tuo pačiu veidu nerodo jokių emocijų, tai panašu, kad šiek tiek gal ir sureagavo į tas replikas. Šiandien akivaizdžiai jau išreiškinėjo, o čia Gagičius rodo arbitram, jog jam iš alkūnės pataikė į galvą. Mostelėjo, taip, bet gal ne taip smarkiai, kaip pakirstas griuvo Gagičius. Praėjo momentinis skausmas. Gauna kamuolį ties tritaškalinėje Gagičius, perdavimas Aurelikui. Vėl Gagičius stumdosi su Rutherfordu, atšokęs puikiai, Mirko Novickio stiliumi, 41 numerio. Taip, Rutherfordas nieko negalėjo padaryti, jis gerai, neblogai gynės, neprileido Gagičiaus arčiau krepšio. Ir čia vėl suprantama, kai turi Gagičių, sakykime, tikrai turi žaisti per jį puolime, nes gynyboje sunku. Čia Rutherfordas neišnaudoja savo progos. Turbūt dėl to, kad kairė silpnąja ranka atakavo. Baldvinas, Janavičius atsitraukęs nuo jo. Per apačią eina, net nebandė žygis įveikti užtvaros. Visai leido mesti Baldvinui. Norėjo tarp kojų Varnui kamuolį pramesti Girdžiūnas, jo firminis triukas, tai yra daryti klyną varžovai. Tai vienas būtų tikrai gražesnių epizodų šiandien, bet į koją atsimuša kamuolys ir keičiamas Girdžiūnas vietoj jo Džošas Nukrikas. Toliau Neptūnas turi 9 taškų persvarą. 15-8 kelnių laimė aikštės šeimininkai. Oi, geras derinys, Gailiaus nugarinė užtvara. Pakyla pats Deividas ir to derinio neiškliaudo varžovai.
Deividas Gailius visiškai kaip geriausiais laikais. 15 taškų, 4 jau taiklus tritaškai šiandien. Tai prisiminė jaunystę. Nori atgal Lietuvos rinktinę. Ir, na, Oreliko netaiklus tritaškis, bet šiandien labai retai matėme tokiuose epizoduose Oreliką, kur, na, po pick and popo jo visiškai jo duona mesti tokius metimus. Janavičius pritraukia prie savęs du oponentų, suranda Rutherfordą. Šis pelno 2 taškus ir Janavičiui, jeigu neklystų, tai jau 10 asistas, kaip tu sakai, Vaidai. Taip, rezultatyvus perdavimas. Tai kaip sinonimas, bet aišku, nelietuviškas žodis. Ir plius 14, vėl rekordinė persvara, jeigu Rutherfordas jau pradeda pataikti iš vidutinio nuotolio. Ir Vaidai 20 taškų Neptūnas jau pelnė trečiame kėlinyje per nepilnas 6 minutės. Orelikas švaistyti kamuolį, bet nesėkmingai. Dar vienas netaiklus tritaškis. Čia Janavičius patraukia Rutherfordą, suranda Gailių ir, na, šis ir netaiklus veterano tritaškis. Bet apylaisvis atakavo ir suteikė jam galimybę Panevėžiečiai. Taip, ir gražu žiūrėti, iš tikrųjų, kaip žaidimą organizuoja Janavičius. O čia dar vienas kamulio pamušimas į Tubelio sąskaitą, ką taip mėgsta fiksuoti Georgijos Vovoras. O Švyturio arenoje televizinė vandens. Iš karto tai matyti Švyturio arenos tribūnose. Taip, Žygimantas Janavičius, jau vėl daug šiandien apie jį kalbam, bet tikrai ne veltui, dar dvigubo dublio neturi, nes jo sąskaitoje 8 taškai, bet jau 11 rezultatyvių perdavimų. Tai šį sezoną yra atlikęs 12 daugiausiai per savo karjerą, bet Safe LKL 13 jo rekordas. Čia Deividas Sirvydis. Viena iš nedaugelio galimybių atakuoti iš toli, sėkmingai tai daro Deividas. Užtvarėlė jam labai staigiai Deividas išleidžia kamuolį. Ir šį kartą spraga Neptūno gynyboje, Newkirkas tyčia meta kamuolį iš Sirvydį ir taip išsaugo kamuolį Neptūnui. Plius 11 klaipėdiečių, 3:33 iki kėlinio pabaigos. Jeigu Janavičius taip žais, tikrai neišsipildys jo svajonė tapti antru žaidėju. Taip, ir pažiūrėjau, Žygių dar tik 35 metai, tai kaip sakėm, Tomas Delninkaitis 41 dar siaučia antroje lygoje, taip kad ilga karjera prieš akis, o čia Janavičius suranda Tubelį, šis aidint šauna 3 taškus, Tomas Delninkaitis taip pat triumfuoja. 66-52, jau 14 taškų pranašumas, o Ąžuolo Tubelio sąskaitoje 18 taškų. Delninkaitis gali pakeisti Sargiūną. Sakė, nežai šiandien Tomas, kalbėjo, neįtraukė 12-uką Vovoras. O ką kalbėti apie Mindaugą Lukauską, kuriam greit 45. Taip, na, puikiai Ąžuolas Tubelis atrodo ir trečiajame kėlinyje, o dabar dar Rutherfordą keičia Timas Lambrechtas, su kuriuo būtent ir užsiautė antrajame kėlinyje Ąžuolas tandeme, taip kad pažiūrėsime, kaip atrodys šį atkarpą. Panevėžiečiai tikrai jau privalo lipti iš duobės kuo greičiau. Šį atako ilgai laikėsi ore Valinskas, juvelyrinis perdavimas, laiku save pasisiūlo ir Popovičius. Taip, ten Valinskui kelią uždarė Tubelis, bet puikiai surado varžovą, o čia Newkirkas prie jo niekas neprieina, netaiklus amerikiečio metimas. Šiek tiek stabdo žaidimas ir Vydis, šiaip lėčiausia krepšinį lygoje žaidžia 7bet Lietkabelis, tai yra mažiausiai atakus suorganizuoja, tikras, na, Nenado Čianako krepšinis. Lipkevičius 3 taškai, mažina skirtumą iki 9, na ir... Žygiai gal kvapo trūksta, nespėjo prišokti prie Šuvitenio. Sunkiai juda, galbūt pakeis Mindaugas Girdžiūnas, reikia atokvėpio veteranui. Taip, berods be keitimo, dar trečiajame kėlinyje žaidžia Žygis. Sunkiai gaudo orą. Ir meta tritaškiai, dvigubas dublis Janavičiaus sąskaitoje. Na taip, aš kiekvieną kartą, kai tikrinu statistiką, atrodo, kad kažkur prideda tų rezultatyvių perdavimų jam, bet dabar 11 taškų, 12 rezultatyvių. Čia Sirvydis, grubi klaida gynyboje. Koks geras derinys. Tikrai 7bet Lietkabelis pasižymė derinių įvairovę. Ir tuo galėjome dar kartą įstikinti vandens pertraukėlę. Šiandien jau su 18 taškų Neptūno veteranai, kaip ir sakėm, Deividas Gailius 15 taškų, Žygimantas Janavičius 11 taškų ir dvigubas dublis jo sąskaitoje, 12 rezultatyvių perdavimų.
Bet Lietkabelio 14 taškų turi Sirvydis, kol kas be klaidų atakuojantis krepšį, bet retai metantis 4 metimai iš 4. Neptūnas labai atidžiai stengiasi gintis prieš Sirvydį, dabar Deividui pražanga ketvirtoji komandinė. Neptūnas šiame kelnėje prasižengė vos vieną kartą. Akivaizdi pražanga. Jukirkas priima kamuolį, ilsisi Janavičius dabar. Jukirkas. Vėl visiškai laisvas Maronka. Dar vienas netikslus vengro metimas. Trečias visiškai laisvas ir visiškai netaiklus tritaškis šiandien. Psichologija kiša koją, su įtampa nesustvarko jaunasis krepšininkas, nors fizinius duomenis turi tiesiog įspūdingus. Taip, ir dabar jam būtent fiksuojama pražanga, bet klaipėdiečiai vos antrą kartą šiame kėlinyje pažeidžia taisyklės, taip kad paskutinės 80 sekundžių tikrai gali gintis įspūdingų intensyvumu klaipėdiečiai. Paleidžia Girdžiūnas, čia Sirvydį. Kaip efektyviai atsidengė Deividas dabar. Jukirkas puikiai prasibrauna pro du žmonės. Girdžiūnas tą patį daro ir suranda. Splitina nelietuviškai ir Lambrechtas. Laukiau, kokį anglicizmą dabar panaudosite Vaidai Šiofonį. Šūtina tritaškį. Nedarkykim lietuvių kalbos. Valinskas. Antrąjį kėlinį, priminsime, visai neblogai užbaigė Lietkabelis. Pažiūrėsime, kaip šį kartą provokuoja pražangą Valinskas ir stos prie baudų metimo linijos. Maldūnas prisidėjo prie tos pražangos ir provokavo varžovą, neleido, kad jis trukdytų Valinskui. 39 sekundės lieka. Toliau dviženklė klaipėdiečių persvara. Ir jie dabar rungtyniauja be Ąžuolo Tubelio. Taip, ir būtent tikrai tas startinis penketas ir sukrovė pranašumą šiandieną Klaipėdos Neptūnui. Pasižiūrėjus į pliuso minuso rodiklį, Deivido Gailiaus plus 21, Maronkos minus 12. Tikrai milžiniškas skirtumas tarp pirmojo ir antrojo penketuko, bent jau nominaliai. Taip, aišku, Vovaras priverstas atlikti keitimus, žinai, 5-6 krepšininkai neištems. Oi, kai vagia kamuolį Maldūnas, 2-1, Valinskas pameta kamuolį ir tada metų tiesiai Maronkai rankas. Gal kamuolys per daug pripūstas. Na, bet kokia neišnaudota proga, buvo galima kirpti pranašumą iki 7, o dabar Neptūnui šansas vėl susikurti dviženklį pranašumą. Gali laikyti kamuolį iki pabaigos, Girdžiūnas prieš Varną. Susikūrė šiek tiek erdvės, bet nebloga Varno gynybai. Lambrechtas pačiumpa kamuolį ir pelno 2 taškus. Ir visiškai triumfuoja klaipėdiečių fanai tribūnose, stojasi visi iš savo vieto. Lambrechtas daro tai, kas jam ir uždirbo šitą kontraktą. Arena jūsų ekranuose geriausias trečio kėlinio žaidėjas Ąžuolas Tubelis, 9 taškai. Na ir kaip ir matote, 2 iš 2 tritaškių, o rungtynių rezultatas plus 11 arba minus 11 priklauso, kurią komandą palaikote. Neptūnas apskritai sužaidė rezultatyviausią kėlinį, trečiąjį 31 tašką pelnė, praleido 22. Valinskas žais prieš atakos Pacevičių. Valinskas žaidžia iki galo, susikūrė, sakykime, kontaktą ir eis mesti 2 baudos metimų. Taip, gudriai žaidė tyčia. Lenkėsi į Pacevičių ir pražanga. Na tikrai, dar manau, čia niekas neaišku. Panevėžiečiai labai patyrusi komanda. Aišku, yra bėdų. Orelikas akivaizdžiai po traumos, prastos formos. Nežinia, kada grįž Bičkauskis. Maldūnas šiandien nepelnė nė tašką. Taip, ir Gabrielius Maldūnas susirinkęs tas 2 greitas pražangas pirmajame kėlinyje labai ilgai sėdėjo ant atsarginių žaidėjų suolelio. Dar galima paminėti, kad šias rungtynes Klaipėdoje stebi 2300 žmonių. Kiek daugiau nei vidurkis ir pradeda 5 rungtynių seriją namie klaipėdiečiai. Valinskas paleido Jukirką, bet pastarojo per trumpas metimas. Jukirko pražanga.
Taip, ir jeigu trečiajame kėlinyje reikėjo laukti berods 9 minutės, kol Klaipėdos Neptūnas prasižengs 2 kartus, tai šį kartą susirenka 2 pražangas per 30 sekundžių. O čia grįžta 2 panevėžiečių dovkasiai, Tubelis ir Janavičius į aikštelę. Grįžta vyrai, o Niukirkas užsidirbo ketvirtą pražangą. Varnas išsiveda Lambrechtą perimetru. Maldūnas prieš Girdžiūną. Ten Girdžiūnas turbūt sieks pažeisti taisyklės. Maldūnas suranda laisvą Lipkevičių, bet šio metimas neatsiklus. Ir Varnas atkovoja kamuolį, naujas šansas panevėžiečiams. Valinskas prieš Tubelį nežais. Įmetamas kamuolys Popovičiui, iššokdina Lambrechtą. Ir berods pirmajame kėlinyje Popovičius labai... 2 kartų Tubelį. Šokdindavo varžovus. Turi įtikinamą tą klaidinamą judesį, paskraidina oponentus. Ir 2 metamos baudos. Popovičius šiandien pelnė 9 taškus. 16 Sirvydis, 12 Valinskas. Taip, ir tikrai jau retai šiais laikais komandos turbūt turi tokius 2 kažkiek panašius, tvirtus, labai netokius mobilius vidurio puolėjus, kaip Sevinbet Lietkabelis, Popovičius ir Gagičius. Šiandien jiem po panašiai laiko 14-15 minučių rungtyniauja abu serbai. Visi centrai plus Maldūnas, abu serbai nei vienas nemeta kiek iš toliau, iš tolimojo vidutinio, ar jo tritaškio. Taip, va čia spragelė komplektacijai. Neptūne Lambrechtas meta iš toli, žaidžia vidurio puolėjo, aišku, Tubelis. Tubelis dabar žaidžia prieš Popovičių, meta šokęs, labai netaiklus metimas. Nei kiek nepastumė Popovičiaus ir ta prastas Tubelio epizodas puolime. Valinskas sulaukia Popovičiaus užtvaros, prie jo Tubelis. Keičiasi gynybai. Klaipėdiečiai Varno, taiklus metimas iš toli ir taip tyliai, bet sumažina skirtumą jau iki 5 taškų Sevinbet Lietkabelis. Į veidą Girdžiūnui nespėjo net Mindaugas iškelti normaliai rankos. Taip, ir daug kalbame, kad Martynas Varnas galbūt kažkiek neranda savo, tokios bent jau rolės, aiškios rolės puolime. Panevėžiečių žaidime dabar imasi iniciatyvos, vienas iš tų retų atvejų. Janavičius. Keičiasi po užtvaros panevėžiečiai. Bet jau laiko beveik nebuvo likę tam, kad Tubelis galėtų žaisti. Ai, jie nepaima kamulio, dabar Varnas kluptelėjo ir jo nelaimė pasinaudojo Tubelis. Ir ten Čianakas po šito epizodo tiesiog, galvojau, kristant žemės iš nusivylimo. Tai tikrai labai nepasiseka panevėžiečiam, o galėjo būti -5, koks geras Maldūnas. Ir vėl Popovičius šiandien netingi šokdinti varžovus. Galima bus gerą sukurti epizodų rinkinį, kai Popovičius tiesiog meistriškai klaidina, šokdina oponentus. Ir vėl skirtumas, tik 5 taškeliai. Maronka. Prieš 2 su Tubeliu, Maronkai vėl tarsi leidžiama mesti, bet šis pasirenka duoti. Blogas sprendimas, verštis reikėjo. Bereikalo baigė driblingą Tubelis ir atliko nelabai patogų savo metimą. Prieš jį buvo Popovičius, buvo erdvės ir galėjo verštis. Taip, ir jeigu buvo kalbama, jog pirmajame kėlinyje Vovaras tikrai savo žaidėjom signalizavo ir sakė, kad atsibuskit, panašu, kad panašiai turės sakyti ir 4-ajame kėlinyje. Ir šitos atakos metu labai pasyviai grįžo į gynybą, toks įspūdis Klaipėdos Neptūnas. Sugebėjo padaryti pražangą, bet tai jau 4-oji komandė. Rizikingas kiek Vovaros sprendimas, žiūrėk, lemiamu momentu 3 veteranai aikštėje, Janavičius, Girdžiūnas ir Gailius. Kitas dalykas, aišku, Vaidai, Janavičius kaip žaidžia puikiai. Visi 3 tikrai šiandien puolime labai svarbus ir žaidžia efektyviai. Čia Varnas šokdina Tubelį, dar vienas tritaškis, šis ir netikslus, bet Baldvinas, mažiausias žaidėjas, ima kamuolį puolime, dabar jau Maldūnas apgauna Tubelį, bet dar vienas netikslus. Ir kaip kovoja Baldvinas. Kokia kova! Wow. Laiko dar Marė, 6:43 iki 4 kėlinio pabaigos, pagal eiliškumą kamuolys atitenka Neptūnui. Taip, bet čia vienas dalykas, vėl kalbėjome daug kartų apie Deante Baldvino galbūt ir problemas ar iššūkius puolime, bet manau tikrai treneris labai kritikuoti jo negali vien dėl rodomos energijos ir šito nematomo darbo. Tikrai amerikietis aria kaip už tėvynę. Taip, trūksta talento, negali dėl to pykti, bet labai stengiasi, nerėsi iš kailio. Čia kaip aktyviai Lipkevičius spaudžia
Tubelį, fiksuojama jam pražanga, tik pirmoji Lietkabeliui komandinė, bet Vyteniui jau 4 asmeninė. Truputį Vytenis persistengė, dabar jau turi būti atsargesnis, nebegalės taip aktyviai gintis, jį Čianakas palieka aikštėje. Žinomas kamuolys Girdžiūnui. 10 sekundžių Neptūno atakai, Gailius prieš Sirvydį. Išsilaiko ore Gailius, bet įmesti nepavyksta, o čia kontaktas panašu, kad pražanga skirta Deividui Gailiui, kas reikštų 2 baudos metimus, kurios mes panevėžiečiai labai stipriai nenustepčiau, jei dar būtų taip, metamos baudos. Denis Lipkevičius. Vienas patikimiausių panevėžiečių baudų metikų. Ir prameta veteranas. Šiandien yra surinkę 6 taškus. Kažkada minėjau, įspūdingą stabilumą demonstruoja Vytenis Lipkevičius ir kalbant apie rezultatyvumą, jau gal 5 ar 6 sezonus taškų vidurkis tarp 7-8 taškų. Ta matom ir šiandien. Ir apie 13-14 naudingumo balų, jeigu nedaugiau. Gal šiek tiek mažiau, bet daug ir nematomo to darbo. Čia Rutherfordas akivaizdus perdavimas. Varnas vagia kamuolį, išvengia kontaktai. Taip pat galo 2 taškai. Rodo savo potencialą. Martynas Varnas mažina skirtumą iki 2. Ir Švyturio arena gerokai pritilusi, o čia dar viena vandens pertraukėlė. Neblogai, bet dėl gynybos gal šiek tiek rizikingas žingsnis dabar yra. Tvirtai panevėžiečiai perėmė iniciatyvą ir toliau 3 senukai, Neptūnų gretose, senukai aišku kabutėse. Girdžiūnas. Gailius, daug kontakto su Sirvydžiu. Iš pradžių Sirvydis bandė parodyti, jog jį nusistumė Deividas, paskui pačiam Deividui fiksuojama 3 asmeninė pražanga. Matome dar kartą jų kovą čia. Iš pradžių Neptūnas įrėmė alkūnę į krūtinę Sirvydžiui. Girdžiūnas prieš Varną. Tiek erdvės susikūrė Girdžiūnas, bet metimas labai netaiklus. Ir Boldvinas. Niekas nepasitinka Boldvino, galėjo tiek mesti tritaškį. Tokie Girdžiūno metimai rodo nuovargį, pėdose, kojose, manau. Boldvinas. Oi, paliktas laisvas, pamestas iš radarų Varnas. Ir Martynas lygino rezultatą, visiškas panevėžiečių dominavimas paskutinėme ketvirtyje. 13-2. Kol kas laimi 4. kėlinį panevėžiečiai. Tubelis įmeta kamuolį Lambrechtui, ten prieš jį buvo tik Boldvinas, bet išnaudoja dvigubą gynybą Lambrechtas, numesdamas kamuolį Girdžiūnui iš šio taiklus tritaškis. Čianakas Varnui priekaištavo dėl rotacijos komandinėje gynyboje. Žiauriai svarbus taškai Neptūnui. Svarbios rungtynės, svarbus taškai ir tikrai laukia intriguojančios paskutinės 5 minutės. Boldvinas Sirvydžiui. Sirvydis stipriau žaidžia su Maldūnu, ateina pagalba nuo Boldvino ir pasiteisina šitą pagalbą. Taip, Janavičius padeda Gailiui laiku. Sirvydis turėjo nusimest kamuolį. Čia agresyviai žaidžia Maldūnas prieš Tubelį. Dar kol kas tikrai komandinių pražangų peržengė nėra. Taip, ties pražangos riba Maldūnas neleido Tubelio į stiprią kairę pusę prasiveržti, prameta Girdžiūnas. Ir šį kartą matėme susirotavo panevėžiečiai. Varnas nubėgo prie Girdžiūno ir sutrukdė jam įmesti dar vieną apylaisvį tritaškį. Sirvydis. Pažiūrėsim, ar dvigubins dabar gynybą. Kaip vėl gerai gynyboje sužaidžia Tubelis. Kamuolys liečia jo koją. Koja kištelė, pažįsta vienas kitą ir čia persimetinėjo kamuolį į kitą ranką Sirvydis ir net Tubelis galėjo perimti kamuolį. 79-76. Neptūnas pirmauja vos 3 taškais, 7bet Lietkabelio kamuolys ir dar kartą pasikartosime, tikrai labai svarbi dvikova, kalbant apie turnyrinę lentelę ir kova dėl 4 pozicijos. Boldvinas. Atsidengia Varnas, bet iki jo kamuolys nenueina. Lipkevičius. Ieško komandos draugų Vytenis. Nieko nesusikuria. Lipkevičiui buvo derinys tokios be minties. Bet Lietkabelio puolimas išbėginėjo, kilo Lipkevičius prie tritaškio linijos. Taip, ir greit daug sekundžių sudegino, nieko nesusikūrė panevėžiečiai. Čia
fanai skanduoja Neptūnas geras, Janavičiaus perdavimas Tubeliui. Šis, na, taip neįtin gražiai krenta ant parketo, bet kyla be jokių problemų. Ir iš silpnosios gynybos pusės, atrodo, kiek pavėlavo, Varnas, taip, šiek tiek pavėlavo žengti į baudos aikštelę. Varnui panašu tikrai daug užduočių gynyboje subėgioti į pagalbas. Ąžuolas Tubelis šiandien metė 6 baudos metimus, pataikė 4, pataikė 5. Šiandien Tubelis nemažai taškų susirenka iš pick and rollo derinių 2 prieš 2, dabar pražanga, metamos baudos. Taip, ir vėl dabar naudingumo balai, neklystu, jau net 26 naudingumo balai, naudingiausias mačo krepšininkas Baldvinas. Baigė driblinguoti kamuolį ir vos surado. Per anksti baigė driblingą ir užstrigo. Ir vėl akivaizdžiai provokuoja mesti Baldviną klaipėdiečiai ir šis iki amerikietis pataiko. Iš arčiau pataiko, atspyrėsi viena koja, kai negali mesti iš toli, reikia ieškoti laimės arčiau krepšio. Nebetai, kuo agresyvesnis taps amerikietis, tuo daugiau kelių atsiras ir perdavimam. Čia Gailių suranda komandų draugai, dar vienas Deivido tritaškis, 84-78. Liepsnoja veteranas, tiesiog 84-78 travo, 32 ir taip pat 9 rezultatas. Ir vėl įspūdingas tikrai rezultatyvių perdavimų ir klaidų santykis 27-8, o beje Žygimantas Janavičius jau 14 asistų ir tai yra jo karjeros rekordas. Karjeros? Wow. Prieš tai 13 buvo atidavęs daug kartų. Sirvydis. Turėjo 2 varžovai, pameta kamuolio kontrolę Sirvydis. Ir Tubelio dėka Sirvydis suklysta, vėl kontaktas ir prarado kamuolio kontrolę. Bet šiek tiek ranka Ąžuolas prilaikė, matė apačioje Deividą. Taip, prilaikė ir dėl to Sirvydis nepadėjo prieš tikaištingai žiūrėjo į teisėjus. Ąžuolas taip pat turbūt ir tavęs klausė studijoje, kai sakei, kad pritingi gynyboje priėmė tai asmeniškai. Čia puikiai Baldvino aktyvi gynyba prieš Janavičių. Gailius, ar bus 6 tritaškis? Ne, labai netaiklus metimas. Na ir Baldvinas. Liutkevičius, turi pataikyti visiškai laisvas. Baldvinas kaunasi iki galo, ima kamuolį. Taip, ir berods 7 atkovotas kamuolys Baldvinas sąskaitoj, daugiausiai atkovojo kamuolių, mažiausias 7bet Lietkabelio krepšininkas. Mažas, bet darbštus. Girdžiūnas prieš Liutkevičių, 2 veteranų dvikova. Prastas perdavimas ir Baldvinas vėl. Jo dėka perimtas kamuolys. Tubelis, man atrodo, nepastebėjo, gal šiek tiek Sirvydžio aikštės kampe. Baldvinas dar vieną kamuolį vagė, tiesiog išplėšė iš rankų varžovam. Ką daro Diantė? Gal ir pats kovingiausias 7bet Lietkabelio žaidėjas. Talento nemarios, bet visą tai kompensuoja darbštumu. Taip, ir tikrai, banalu sakyti, kad daug tokių, aišku, tikrai dalykų neatsispindės statistikos protokole, bet wow, pamušti kamuoliai, pavogti, tokia išprovokuoti, sakykime, ginčai. Tikrai didelis amerikiečio darbas abiejose aikštės pusėse. Tikrai, taip, savo pražangą. Su kamuoliu 7bet Lietkabelio žaidėjai. Taip, ginčas buvo fiksuotas. Ai, taip, atsiprašau. Kągi, paskutinės, dar nežinome paskutinės, bet 100 sekundžių 4 kėlinyje. Lieka žaisti Baldvinas. Ten įstūmė į užtvarą Maldūną. Pražangos nėra. Kontakto daug ir panašu, kad puolime pražangą užsidirbo Baldvinas. Janavičius dar prašo peržiūrėti. Bet Janavičius prieš tai ir išmušė kamuolį Baldvinui ir po to smūgis į veidą. Taip, netyčia, bet spėjau, kad gali būti tikrai nesportinė. Ir Janavičius jau krapštė kamuolį varžovui. Nepavarkstantis veteranas.
Ir pasteisino, gali sakyti, tas Vovaro sprendimas, jeigu Neptūnas laimės, pasikliauti veteranai. Svarbiausia momentų, plus Tubelis Lambrechtas. Žygis šiandien dar irgi neprametė nei žaidimo, 4 metimai iš 4, nei baudų metimo linijos 2 iš 2. Matote peržiūrą, kaip ir sakėm. Ne veltui labai ilgai apšilimą čia atlikinėjo Žygis Janavičius. Šiandien vieną berotinę sportinę pats užsidirbęs yra už smūgį alkūnę Pauliui Valinskui veidą. Čia tikrai smūgis, na, tikrai netoks stiprus, tiesiog delnu užkabina Janavičiaus veidą. Na, tai vat klausimas, ar bus nesportinė ir ne, gal ir ne. Ne. Tai paprasta pražanga. Janavičius sako, dar kart peršykti. Na, nežinau, čia mano tikrai asmeninė subjektyvi nuomonė, bet va, tokiuose epizoduose tikrai nesuprasčiau, jeigu būtų nesportinė pražanga, nes tai nėra smūgis alkūnė ar kumščiu, tiesiog delnu iš didelio noro kliudytas veidas. Girdžiūnas ten paspaudžia ir Tubelį, krenta Maldūnas ir techninė už vaidybą. Techninė gabų Maldūnui. Pamastė Jurgis Laurinavičius ir skiria techninę pražangą. Na, buvo toks minimalus stumimas, bet Maldūnas galėjo tikrai išsilaikyti ant kojų. Na taip, ranka vos. Net Maldūnas nusprendė nugriūti ir baudžiamas už vaidybą. Kai baigs karjerą, galės dirbti Miltinio dramos teatre Panevėžyje. Na, norėjau sakyti, kai buvo skirta techninė pražanga Maldūnui, turbūt, nežinau, nuaidėjo džiaugsmo šūksniai ir kitų komandų ofisuose, kurie dažnai apeliuoja į Gabrieliaus Maldūno pražangų provokavimą ar, sakykime, galbūt retkarčiais ir šiokią tokią vaidybą. Bet čia dar viena peržiūra. Čianako prašymų bus peržiūrėta, ar buvo smurtinis veiksmas. Ne, smurtinio tikrai nebuvo. Ne, pasitaisysiu, dėl to Maldūnas svajoja apie bankininko karjerą, neturėjo karjerą, baigti labai anksti, berods 24-25 metų. Turbūt po universiteto. Taip. Šiaip tikrai manau, kai Gabrielis Maldūnas baigs karjerą, tai galbūt sakyt, kad bus filmai statomi per stipru, bet jo istorija tikrai labai įdomi, o čia teisėjai jau turi verdiktą, jokio smurtinio veiksmo ten nepastebėjo. Kągi rezultatas lieka 84-80. Na, atrodo, jog sakiau, jog liko žaisti 100 sekundžių jau tikrai senokai. Dabar, na, sužaista vos, sakykime, nuo to laiko vos 20 sekundžių, lieka minutė 20. Dar po vieną vandens pertraukėlę taip pat turi išlaikę treneriai, o čia Mindaugo Girdžiūno taiklus baudos metimas už tą techninę pražangą skirtą už vaidybą. Logiška, Maldūnas dabar vidurio puolėjo pozicijoje, mobilus žemas bet Lietkabelio penketas, reikės ir paspausti varžovus. Na ir dar greit vaidai pasakysiu apie veteranus. Janavičius 28 nulygumo balai, Gailius 15, Girdžiūnas 15. Čia antrą jaunystę visi išgyvena. 10 sekundžių Neptūno atakai, Girdžiūnas kviečiasi Tubelį. Tubelio užtvara, daug galimybių perduoti kamuolį Girdžiūnui, surandamas apylaisvis Gailius, Gailius šokdynas ir vydį ir nepataiko iš patogios. Oi, ir kamuolio nenusiema panevėžiečiai. Dabar vėl marinuos laikas Žygis. Ir stojasi jau klaipėdiečių fanai. Vėl suranda visiškai šį kartą laisvą, Gailių galėjo uždaryti. Oi, Lambrechtas neatitvertas. Sunkiai juda Lipkevičius, neatitvėrė Belgo. Čia ar bus per tą pačią ataką trečias Gailiaus tritaškis ar trečia galimybė. Janavičius ten bandė išprovokuoti Balduno pražangą, bet netikslus metimas, Lietkabeliui galimybę pulti, bėgti greitą puolimą. Lipkevičius provokuoja kokią pražangą. Būtų pasitraukęs, o Lambrechtas būtų atsispyręs į vieną koją, iš labai toli būtų priverstas tą vadinamai flauterį atlikti Lipkevičius. Na, bet čia vaidai norėjau ir sakyti, kad tikrai, manau, paskutinė, ką matė tiek Čianakas, tiek Vovaras, paskutinės kelias atakas tikrai bus labai nepatenkinti tiek tuo, kaip Lietkabelis neatsikovojo kamulio, tiek čia tą pražangą, nes visų pirma stabdomas rungtynių laikas, o skirtumas 5 taškai. Lipkevičius labai toli atsispyrė. Panevėžiečiai dar nepraranda tikrai vilties. Oi.
Lipkevičius prameta dar vieną baudą ir super svarbę. Ir jau panevėžiečiams reikės nuo galinės linijos smaukti varžovus ir bandyti perimti kamuolį, nepavyks prasižengti. Pataiko antrąją baudą Vytenis Lipkevičius, 4 taškai skiria komandas, greitas panevėžiečių keitimas, Valinskas vietoj Lipkevičiaus. Oi, prieš Janavičių Valinskas nespėja prasižengti, o Janavičiaus kandidatūra būtų labai palanki. Panevėžiai, bet dabar jau Girdžiūnas. Vienas geriausių baudų metikų per visą lygos istoriją, nors pastaruoju metu Mindaugas vis prameta tų baudų. Čia įdomu, manau, kad tikrai rungtynių arbitras ir tai būtų užfiksavęs pražangą, bet kiek vėliau nuaidėjo švilpukas ir Martynas Varnas ten iškėlęs ranką tarsi išprašė tą pražangą. Mindaugo Girdžiūno 2 baudos metimai, taiklus pirmasis. Na, dabar jau panevėžiečių padėtis yra kritiška. Greitų rezultatyvių atakų, pageidautina tritaškių. Abi taiklios baudos, 87-81, likus žaisti 21 sekundę, Panevėžio 7bet Lietkabelio vandens pertraukėlę. Bet per 21 sekundę galima dar tikrai sukurti stebuklą. Akivaizdu, jog tiesiog reikia greito taiklaus metimo. Jante Boldvinas grąžins kamuolį į aikštelę. Lipkevičiui, ten galbūt ir galėjo mesti greitą tritaškį Vytenis, bet veržėsi gal surandamas ir Vydis, apylaisvis taiklu. 87-84, tai dar ne pabaiga, griebėsi už galvų Neptūno aistruoliai, 13 kamuolių galime ir perimti. Blizga šiandien žygis, bet tai dar reikės pakovoti dėl tos pergalės. Taip, būtent žygis. Logiškai, kad Janavičius išmeta kamuolį, kad prieš jį neprasižengtų niekas. Labai lengvai sugrąžinamas kamuolys Davidui Gailiui. Čia, daug kontakto. Arbitrai iškart ramina aistras. Pavyko Gailiui be didesnių problemų priimti kamuolį. Gailius nėra toks geras baudų metikas kaip Girdžiūnas, bet neblogai meta baudas. Taip, šiandien metė 2 baudas, 1 pataikė. Akivaizdu, jog bent vienas taiklus metimas jau praktiškai uždarytų šias rungtynes. Pirmąjį būtent ir pataiko Deividas. Ir čia Neptūnas ir Galiai, kurie dar gal ir gimė nebuvo, kai Gailius pradėjo savo karjerą. Panašu, kad taip. Nebeturi ir Čianakas vandens pertraukėlių, reikia paskubėti panevėžiečiams. Dabar svarbu pražangos išvengti. Oi, ką Gailius rizikavo, reikėjo Varnui, galėjo, jeigu tritaškių su pražanga pagalvojai, bet dabar viskas laimingai baigėsi Neptūnui. Čia reikėjo atsitraukti nuo Varno, tegul meta tą tritaškį. Lengviau gali atsikvėpti klaipėdiečiai. Kągi, sveikinam Neptūną su pergaliu. Su pergalė Neptūnas aplenkė turnyro lentelę.